Judesiai atliekami tam tikrais specialisto rankų paspaudimais ar prisilietimais gali padėti išvengti operacijos ar labai ilgo ir sunkaus gydymo. Manualinės terapijos specialistai tikina, kad taip galima gydyti ne tik susuktas nugaras, išvaržas, bet ir galvos skausmus ar net smegenų traumas. Ranka štai, atsipalaiduoja. Ir va taip, nėra skausmų, diskomforto. O dabar tai nutirpo ranką. Štai taip liaudyje vadinama susukta nugara Naujojoje Zelandijoje kilusių muliganų metodu gydo kineziterapeutas Audrius Šalavėjus. Galima gydyti beveik visas ligas. Tai yra tiek kaklo skausmą, tiek rankų tirpimą, tiek nugaros skausmą, tiek klubo skausmą, tiek kelio. Tai eina per visą sistemą nuo mažojo pirštuko iki pat, sakykime, galvos skausmo. Atrodo neįtikinamai, kiek gali būti veiksmingi paspaudimai ir palenkimai. O gal nors ir žiūrėdami ne viską matom. Pasak kineziterapeuto, tai nėra standartinė manualinė terapija, dažnai įsivaizduojama kaip kaulų laužimas. Švelnus judesiai taip pat gali padėti ir labai greitai. Mes labai švelniai pastumėm, sakykime, minkštuosius audinius arba slankstelį, arba tą pačią sausgyslę į tą poziciją, kuri yra komfortiška padėtis pačiam organizmui ir padarom porą judesių. Ką tai reiškia, kad, sakykime, skausmas pranyksta ir smegenys užfiksuoja tą padėtį, kurioje turi būti slankstelis. Ją prisimena ir bando ją išlaikyti. To pasiekoju vos porą judesių, o skausmas pamažėja 50%. Galva žemyn, iš šono ir čia. Grįžtam. Kineziterapeutas pripažįsta, kad kartais į šį metodą skeptiškai žiūri ir patys gydytojai, kol neišbando savo kailių. Tačiau toks gydymas esą patrauklus, mat rezultatą žmonės pajaučia iš karto. Nereikia laukti pagerėjimo keletą dienų, kaip kad vaikštant į masažą ar fizioterapiją, ar bent keletą valandų, kai išgeriam tabletę. Aš vėl švelniai savo pirštų galiukais užfiksuoju, truputėlį patraukiu ir vėl lenkiamės žemyn, žiūrim, kas vyksta. Geriausias jausmas yra, kai žmogus ateina su dideliu skausmu, praeina 10 minučių ir jo skausmas pamažėja ir būna ta nuostaba, kad kodėl čia, kad aš jaučiau tą skausmą 3-4 mėnesius, padarė 10 minučių ir viskas sustvarkė. Taigi tokiu būdu smegenys esą mokomos naujai atlikti judesį, nejaučiant skausmo, atradus tinkamą poziciją ir pakartojant, kad ją įsimintų. Aš suku kaklą, viskas, užstrigo, aš nebegaliu daugiau pasukti. Principas paprastas. Paėmiau, švelniai kaklo slankstelį paspaudžiau, pasižiūrim, ar yra komfortiška, ar nusikelia skausmo nieko, atliekam judesį, o švelnu, gerai, pabandykim daugiau. Aš jaučiu, ar yra asimetrija kairės dešinės pusės. O dabar mes pas osteopatą Nikolajų Lobanovą. Jis gydo vyriškį, kuris prieš gerą pusmetį nugriuvo nuo dviračio ir dabar negali normaliai pakelti rankos. Kas ta osteopatija ir kaip gydoma čia? Aš dirbu tik rankom, esu osteopatas ir pagal šitas specialybė, pagrindinis instrumentas, kurį aš diagnozuoju, kurį aš gydu, yra mano rankos ir mano gydytojo supratimas. Turintis gydytojo diplomą dirbęs pediatrų, po papildomų studijų Nikolajus Lobanovas jau 5 metus dirba kaip osteopatas. Tiesa, prieš tai vyriškis baigė ir manualinės terapijos, ir taikomosios kineziologijos kursus. Tad visos žinios esą padeda. Pradžioje man reikia diagnozuoti, man reikia pačiupinėti žmogui ir per pojūčius atrasti, kur yra didesnė įtampa, kur yra mažesnė įtampa. Yra metodai, kuriais pagalba galima patestuoti, kaip juda slanksteliai, ar slanksteliai visi juda normaliai, ar yra taip vadinami užblokavimai judesių, kad vienas slankstelis juda, kitas nejuda. O kaip gydymas vyksta? Iš šalies žiūrint, lyg ir nieko nesidaro. Ar gali, rodytųsi, tiesiog prie kūno priglaustos rankos padėti pasveikti? Anot osteopato, žinant, ką paveikti ir kur, kartais užtenka ir minkšto vos juntamo rankų prisilietimo, nors žmonėms atrodo, kad niekas ir nevyksta. Su minkštai impulsai galima atstatyti tų disfunkcijų ir žmogus praktiškai nieko nejaučia. Ypač tas aktualu gydant kaukolės problemas ir visokius smegenų sutrinkimus. Ir, dažnai būna ten kraujotakos disfunkcijos, būna, kad ne visur galvoje vienoda cirkuliacija būna. Kūnas, pasak osteopato, nuolat juda. Visi organai, širdis plaka, plaučiai kvėpuoja, esą juda kiekviena ląstelė. Tad pajutus, kurio judesio trūksta, tai reikia jį paskatinti, duoti, kad ir minkštą impulsą, o kūnas perims jį ir atnaujins. Kokias ligas galima gydyti šiuo metodu? Ogi esą paprašiau nusakyti, kokių negalima. Tai chirurginio įsikišimo reikalaujančių, įvairių lūžių ar sudėtingų infekcinių ligų. Tačiau visa kita esą įmanoma nuo imuniteto stiprinimo iki nervų sistemos sureguliavimo. Nugaros skausmai, sąnarių skausmai, potrauminis atvejis visokios, sportinės, automobilinės traumas būna visokios, bet ir vidinių organų problemų, hormonų sutrikimų. Tačiau ar gali tie rankų prisilietimai padėti realiai? Kai kurie žmonės sako, pas osteopatą užsukantis užpuolus įvairioms ligoms.
Taip padėjo, labai netgi padėjo, nes turėjau stuburo išvaržos operaciją ir pas osteopatus vaikštau kas mėnesį. Buvo įvairiausių lėtinių, tokių kaip skausmų, įtampų, kad ilgalaikiai skausmai stubure, strėnuose, pečių zonoje, kurie taip nelabai neteista pas gydytoją konkrečiai tirtis ir gydytis, bet jie sukelia labai didžiulį diskomfortą sveikatos. Ir taip pat yra išgydęs netgi tam tikrus auglius. O dabar užsukim pas kineziterapeutą 15 metų pradirbusį mūsų olimpinės rinktinės masažuotojų ir pabuvojusi net 4 olimpinėse žaidynėse Egidijų Tutkų. 8 metus dirbusį su dviratininkė Simona Krupeckaitė, jai gerinant pasaulio rekordus, kuris tiesa užuot pradėjęs aiškinti, kaip gydo, iš karto paragina gultis ant masažo stalo. Esą, kaip galėčiau jums pasakoti, jei nebūsiu pajutusi savo kailių. Taigi, įsiklausydamas į mane, specialistas tikina, kad svarbiausia suvokti, jog žmogus, kūnas, emocijos ir protas yra vientisas ir viena dalis veikia kitą. Įeina žmogus pas mane į kabinetą ir aš jau jį pradedu matyti, pradedu klausytis, kaip jisai gyvena, kuo jo kūnas kvėpuoja. Jeigu kalbant apie struktūrinius dalykus, aš jau matau, kokia yra jo laikysena, jau pradedu įsivaizduoti, kuriems skauda. Esą žmogui svarbiausia suvokti, kad jo sveikata labai priklauso nuo laikysenos. Daug žmonių dirba sėdimą darbą. Neretas atsisėdęs prie kompiuterio palinksta į priekį, susiriečia, tada, kad matytų ekraną, atlošia galvą. Jeigu aš atsisėdu ir pasidarau toks, mano krūtinės ląsta negali judėti normaliai. Plaučiai negali normaliai kvėpuoti, širdis negali normaliai dirbti. Jeigu aš kažkaip persisuku dar, ten vidaus organai, jie taip pat persisukinėja. O persikreipus neretai užspaudžiamos ir organus maitinančios kraujagyslės, kad ir susikūprinę ir užvertę galvą prie kompiuterio, užspaudžiame smegenis maitinančią kraujagyslę. Kai žmogus kvėpuoja per mažai, be abejonės, jo audiniai normaliai funkcionuoti negali. Atsiranda mieguistumas, pirmiausiai. Dėl energetikos sutrikimų atsiranda dirglumas. Nes jeigu organizmui trūksta energijos, jisai energijos trūkumą bando kompensuoti per stimuliaciją, per stresinę reakciją. Taigi dėl laikysenos gali kilti nuo emocijų pasikeitimo iki endokrininių ligų, o kaip visą tai gydo Egidijus Tutkus, visų pirma žmogų apčiupinėja. Aš bandau po truputį pastumti tą jo būklę ir laikyseną taip pat iki normalios. Tiek, kiek leidžia pati struktūra. Tačiau jokių būdų negalima stumti daryti per stipraus poveikio, nes žmogus priešinsis ir gausim priešingą rezultatą. O kaip tas gydymas vyksta? Vyriškis juokauja, esą pasakyti, kaip tai veikia, būtų panašu, kaip nusakyti aklam žmogui, kas yra mėlyna spalva. Stebuklingų taškų, kuriuos derėtų paspausti kaip mygtukus, nėra. Tačiau pajutęs, kas vyksta su žmogumi, specialistas žino, kurią vietą paliesti ar ką su ja padaryti.